Jūsų problemos su matematika prasidėjo tuomet, kai paaiškėjo, kad jūs nemokat skaičiuoti iki 2 ir negalėjot pasakyti, kiek yra lyčių. Kas dar ko ir kur turėtų neišlaikyti, kad jūs pripažintumėt, jog jūsų pirmtakė sudėlioti tarpiniai vertinimai jiem nebuvo pasirengta, kada jūs pripažinsit, kad ši sistema patyrė fiasko, kada jos rezultatai bus anuliuoti, o jūs pats persiprogramuosit ir prisimsit atsakomybę. Ačiū Jums labai. Su matematikos užduotimis tarpinėme patikrinime yra problema. Užduotis yra parengtos per sudėtingos, tikrai tarpinis patikrinimas parengtas yra netinkamai. Sudarysime komisijas jį spręsti tą klausimą, o bendrai dėl sistemos, pamačius tiek fizikos, tiek matematikos tarpinių patikrinimo problemas, siūlymą dėl sistemos pokyčių, tobulinimo, manau, turėsiu per keletą dienų.